Bandymas, balansas. Mums reikės stiklinės, šakutės, šaukšto, dantų krapštuko ir degtukų. Pirmiausia, reikia sujungti šaukštą su šakute. Į vidurį įdėti dantų krapštuką. Uždėti ant stiklinės krašto. Dantų krapštuką uždegti. Palaukti, kol nukris žarijos. Dabar matome, kaip šakutė su šaukštu laikosi ant stiklinės krašto. Kodėl taip yra? Lenkti šakutės ir šaukšto kotai, kurių galai yra itin sunkus ir kurie šonais apgaubė stiklinę, perkelia dantų krapštuko svorio centrą tiesiai virš stiklinės krašto, todėl visas derinys išlaiko pusiausvyrą.